Dabar įspėjamasis pavojus ženklas užsidegė prie Kauno Žalgirio vartų ir jeigu ne gynėjas galėjo gynėti į greitas kontratakas. Benevičius kairė koja, smūgis tiesiai į komandą. Perimtas kamuolys, Raginės kairėn Danusauskas. Į dešinę gerai ten pasijungė Dombrauskis, smūgis, kamuolys pas Kauno Žalgirio. Benevičius atmeta kamuolį Raginiui, pastarasis perduoda, smūgis ir kamuolys vartuose. Kamuolys vartuose, įvartį skandavo Jonavos stadiono tribūnos, o Kajus Astijus Beržda smūgiu į dešinį nuo vartininko vartų kampą siunčia kamuolį į vartus ir tai nutiko paskutinę. Atlikti standartinę situaciją, tribūnos pagyvėjo ir labai pavojingas smūgis. Problemų nekilo Jonavos gynyboje, bet jų gali kilti dabar, nes labai pavojinga situacija. 1 prieš 1 ir 1-1. Ne. Nuošalės pamatė pasijungusį Luką Čerkauską, pastarasis į baudos aikštelę. Aukštą trajektoriją skriejo kamuolys, netgi 1 metu. Tačiau bus finalinis virpukas. Tuo kauniečių atakos bus pavojingesnės, o Vėjas Pocius siunčia kamuolį į vartus ir ne veltui krito į akį šitas vaikinas. Puikiai Kauno Žalgirio kontrataka, geras perdavimas ir antrą kartą šios dienos rungtynės. Ir gali būti pavojinga ataka. Ar bus smūgis ir Mikšiūnas atrėmė. Pavojingai pakeltas kamuolys ir įvartis. Ne, įvarčio nėra. Džiaugiasi Jonavos sirgaliai, bet taip kaip pašaipiai jis. Ir viskas kampinio jau pakelt laiko nėra. Teisėjas rodo, kad laikas baigtas. Jis turėjo svarbiausią šių rungtynių laikrodį. Turėjo, jau galima sakyti, kad